Kas, kaip, kur, kodėl? Ar kada susimąstei, iš kur atsiranda pinigai ir kodėl juos duodame parduotuvėje už ledus, žaislus arba duoną? Pinigų pradžia. Senovėje žmonės keitėsi daiktais – obuoliais, druska, vilna ir panašiai. Vėliau sugalvojo paprasčiau. Viską keisti į vienodą vertę – pinigus. Pinigai gaminami specialiose vietose – pinigų kalyklose ir spaustuvėse. Ten jie saugiai kuriami ir skaičiuojami. Pinigai būna dviejų rūšių. Monetos, maži apvalūs metaliniai pinigai, banknotai, tai popieriniai pinigai su skaičiais ir spalvomis. Nesvarbu ar metaliniai, ar popieriniai, abu svarbus ir vertingi. Jais galima atsiskaityti parduotuvėje ar taupyti taupyklėje. Monetos tai būna euro centai ir eurai. Banknotai skiriasi savo išvaizdą ir verte. Pinigai keliauja iš banko į parduotuves, žmonių pinigines, kartais atgal į banką, jie vis keliauja ratu. Pinigai padeda mums įsigyti tai, ko reikia – maistą, drabužius, namus, jie keičiami į daiktus ir paslaugas. Ar visus pinigus reikia išleisti? Ne, svarbu ir taupyti, kartais pinigų reikia vėliau. Taupant po truputį susidaro didelės sumos. Dabar jau žinai, pinigai atsiranda ne šiaip sau. Jie padeda mums įsigyti tai, ko reikia. Svarbiausia naudoti juos atsakingai ir išmintingai.